Lietuvoje gyvena daugybė puikių žmonių, puikių mokslininkų. Norėčiau supažindinti jūs su profesorė Raišienė. Mūsų trumpas pokalbis. Taip, norėjau paklausti jūsų vieną tokį dalyką. Kaip atrodo jūsų diena? Įprasta diena. Turbūt kaip ir daugelio produktyvių mokslininkų. Atsibundi 5, 6 jau esi prie darbų, per naktį prikrito studentų laiškų, tada iki 8 prikrenta bendradarbių laiškų, juos atsakai, tada puoli kelių straipsnių žiūrėti, ką ten pataisyti ar pabaigti ar išsiųsti. Apie pietų šunį reikia išvesti, nes vis ilgiau kęst negali. Bet tuomet vidury dienos galima tada ir susitikti su bendradarbiais, doktorantais, kažkaip vėl dirbi. Ir tarpuose iki iš asmeninį gyvenimą. Tai pati blogiausia turbūt pavyzdys tokia darbuotvarkė, kokią gali sugalvoti. Nors turbūt medikai panašiai gyvena. Medikai panašiai gyvena. Gal ne visi keliasi 5 ryto, bet keliasi anksti, būsi vėlai. Tai va. Tai gerai, tame darbų čia yra daug, o koks jūsų laisvalaikis, ar jo yra, ar užtenka laiko laisvam tam, saviraiškai? Laisvalaikiu negali užtekti laiko niekada, nebent jūs paklaustumėt žmogaus iki 30. Tai jam laisvalaikis ir gėris ir įkvėpimas bus darbas, bet mano amžiuje tai aišku, kad laisvalaikio nepakanka, norėtųsi daugiau ir atostogų daugiau negu pedagogai turi. Jeigu rimtai, tai visi sako, laisvalaikis yra skaitymas, kelionės ir muzika. Tai va, tai mano nelaisvalaikis, o tiesiog kasdienybė yra skaitymas, nes turiu maniją, aš viską perskaitau, pieno etikečių, kur 110 kartų kas kartą tą patį, kaip pieną geri, iki bet kokio, popieriuko instrukcijos, aišku, knygų. Tai va, tai tas skaitimas yra tiesiog kasdienybė, čia, ko gero, nelaisvalaikis, tiesiog. Taip yra, o daugiau tai sodininkystė beje. Tas turbūt su COVID atėjo daugelio naujas. Ne, tikriausiai pas mane tas dalykas atėjo į gyvenimą, tai dėl to, kad vyksta namų statybos ir tada norisi kažkaip apsisodininkauti. Aš skaičiau mokslinį tyrimą. Pasirodo, žmonės specialybių, kuriuose labai patiria daug streso, būtent turėtų darbuotis lauke ir sodai, daržai, miškas, ne šiaip vaikščioti, pas miško, ne, to neužtenka. Turi būtinai darbuotis tam, kad tavo rankos atimtų dėmesį ir nuo minčių. Bet negalima stipriai sportuoti. Pavyzdžiui, jeigu esi labai išvargęs protiškai, negali stipriai sportuoti, nes dar labiau išsekins organizmą. Tai va, ta sodininkystė padeda pasitraukti nuo darbo ir kas dar yra labai svarbu, pavyzdžiui, jeigu jūs manęs paklaustumėt, ar aš galiu su tavim susitikti, aš sakyčiau, ne, aš ten darbuojuosi, yra kokie nors susitikimai, dar kokie planai, arba gal sumeluočiau dėl to, kad aš ten įkvėpimą pajutau rašyti, bet sodas nelaukia, tau nuvys, ten kažkas neužaugs, apžels, tu turi rasti laiko tam poilsiui, tai labai smagus užsiėmimai. Tai, kaip sakyti, kaip vienas iš Romos imperatorių, ar ne, kai jisai vienas buvo iš tų, kuris savarankiškai pasitraukė į užtarnautą poilsį ir tada ten buvo, suirutė ten tam tikrą, sako, gal ateisi atgal pavaldyti imperijos. Sako, matai, žiūrėk, kaip pas mane gražus agurkai užaugo. Žinote, ar ne? Nežinau, pirmą kartą girdžiu. Tai va, nepamenu iš to veikėjo istorinio duomenų didelesnių, bet buvo panašiai istorijos. Geras. Tai žinai. Gražiai. Tai va, o, kaip sakyti, aišku, yra laisvalaikis ir dar klausimą pašnekovams užduodu tokį, ar turite, kaip sakyti, jūs turite savyje tam tikrų savybių, kurias vertinate? Aš pati save savybių. Taip, turite. Visi turi, tikriausiai. Tai kokias savybės savyje jūs vertinate? Žinoma, kad užsispyrimą, argi žemaičiai kitą savybę labiau vertins. Užsispyrimą. Tai žinoma. Gerai, lietuviškai tas vadinasi atkaklumas. Kas ir padeda keltis 5 ryto, versti šunį kentėti iki 12. Palaukit, bet istoriją reikia pasakoti įdomiai. Tiesa yra ta, kad aš keliuosi anksčiau negu 5 ryto ir aišku, anksčiau veda šunę, išskyrus retus atvejus. Šuniui vis dėlto pasisekė. Šuniui pasisekė, o tas miegas, tai tiesiog tokia natūra. Mažai miego pakanka galbūt dėl to. O einate miegoti tada, jeigu nepaslaptis? Normaliai, tai 11. Labai ilgai miegate, bet jeigu užtenka, tai užtenka. Aš turėjau, kaip sakyti, tokį dalyką, kad labai lengvai miegodavau anksčiau. Bet dabar senstu.
Dėja, jeigu reikia, atrodo daugiau kartais. Šiaip tai labai baisu yra kalbėti su medikais, nes tada aš atsimenu, mes kažkaip pedagoginiam studijavome, mes ten vaiko psichologija, fiziologija, toks dalykas jungtinis buvo ir ten mes mokėmės. Yra ten REM fazės, kada tu ten ilsiesi, nesiilsi į senatvę, jos ten netokios gilios ir dėl to tu prabundi. Ir aš taip klausaus ir galvoju, koks siaubas. Dabar čia man reikia pasakoti apie nemigą, ar reikia apie ką, ar ką čia daryti, ar neprisipažinti gal. Taip labai juokingas momentas. Šiaip tai turbūt, kad nesenatvė jum, jeigu galima diagnozuoti. Per daug darbo. Gal ir galim. Ir dar tokie 2 klausimai nei tema. Vienas iš jų, jeigu, kaip sakyti, būtų toks dalykas, kad planuojate kelionę į gyvenamąją salą kažkodėl, tai kokius 3 dalykus pasiimtumėte su savim? Vyrą, vaistų nuo alergijos. Vaikai tegu čia lieka, bet ten nėra ko daryti toj negyvenimui. Bet reikia būtinai, ne, ten iškeliauti. Kaip sakyti, jeigu jau keliaujate, tai... Buvo dar telefoną, aišku, su man gamtaškai be perstojo neišsikraunant ir suryšti. Utopinį. Arba seną Nokia kokią nors. O kam jos dabar? Užmušt tarakoną? Taip. Ir antras klausimas būtų, jeigu jūs turėtumėt vieną norą, kurį tikrai galima įgyvendinti, ar jis įsigyvendintų, koks jis būtų? Tokie klausimai, tai man tai primena mes su pusbroliu, kai buvo kokie jam 4, o man 5, mes norėdom turėti stebuklingą lazdelę. Ir vienintelį norą, kad turėtum dar 100 stebuklingų lazdelių. Tai čia maždaug toksai. Tai galima turėti vieną norą. Nežinau, vieną norą niekada negali turėti, bet čia toksai, jeigu iškristalizuoti, ar ne, mano gyvenimo smaigalyje yra kas? Dangus, taigi, dangus. Tai toks ir... Argi čia ne per didelis tikslas, tu didelis, ambicingas? Ambicingas. Nes jeigu taip eini į tą dangų, tai turi kiek daug dalykų padaryti ir ko nedaryti. Taip. Ačiū. Ačiū labai.